vienas iš dalykų, kad buvo ir šuliniai. Dabar neistorinis klausimas. Kuo skiriasi šildymai? Nes man 32 metai, man gėda. Aš ateinu ir, pavyzdžiui, mes ten kažkokių patalpų ieškom su žmona, ne? Ten, pavyzdžiui, susirandam ten šitas patalpas, dar kažkas visą kitą. Ir aš, pavyzdžiui, kulnais, tipo, sumušu ir sakau, radau patalpas. Ir jinai, ne, čia centrinis zalupinis kažkoks ten. Ir aš, tipo, ir ką tai reiškia? Čia bus labai brangu. Turbūt omeny turiu tai, kad tu negali vienos patalpose yra modernesnės sistemas, kur tu gali reguliuotis pagal save šildymą, o kad tu kai hujarina, tai hujarina. O kas yra kolektorinis? Tai va tas, kuris yra, kur reguliuoja. Centrinis šildymas yra tas, kad tipo, iš miesto ateina šiluma ir tu nereikia malkom kiekvieną dieną, kad šalta tada, kada tu nepasikuri malkom. O dabar jau, kas gyvena individualiuose namuose, tai gali, kada nori, jam pavyzdžiui, Liepos mėnesį pasidaro šalta, gali įsijungti. Supratau. Tai tampa tokiu kaip motociklų ištaškyt močiutės pensijai. Taip.